Šiaulių prekybos pramonės ir amatų rūmams ir visai rūmų sistemai 2025 metai buvo ypatingi metai. Minėjome visos Lietuvos rūmų sistemos 100 metų sukaktį, kuri dar kartą priminė, kokia yra svarbi bendruomenė, koks svarbus yra aktyvus veikimas ir lyderystė. Tai priminimas, kad stiprus verslas susikuria ne per vieną dieną. Tam reikia atkaklių pastangų, tikėjimo ir nuolatinio darbo. Įgavus nepriklausomybę, visi verslai pradėjo veikti kaip kas mokėjo. Lygiai ta pati situacija buvo ir rūmuose, prasidėjo mokymosi etapas. Tai va tas 30 gerų metų, nuo 91 iki dabar, mes kiekvieną kartą mokomės, žiūrime, kaip dirba mūsų verslai, įgyvendinam tam tikras strategijas, planuojam tam tikras taktikas, tam, kad surastume geriausius sprendimus mūsų nariams, verslams, pasimoktume iš savo klaidų ir kartu numatytume galimus scenarijus ateityje. Šiauliai yra unikalūs tuo, kad jie yra iš senų laikų pramonės miestas. Dar nuo Chaimo Frenkelio laikų, kada Šiauliai buvo žinomi kaip didžiausia odos fabriką turintis regionas, mes nuo tų laikų išlaikėm labai gilias pramonės tradicijas. Ir šiandienai žengėme dar vieną žingsnį į priekį, tapdami inžinerijos pramonės miestu. Kartu veikdami pagal šalies įstatymus, pagal teisės aktus, mes taip pat formuojame ir kūrėme bendrą vidaus produktą, kuris pakankamai ženklus yra Lietuvos kontekste. Praėję metai taip pat buvo aktyvaus augimo ir naujų galimybių metai. Per šiuos metus viso sukūrėme daugiau negu 140 įvairių renginių, į kuriuos kvietėme burtis mūsų narius ir skaičiavome, kad mūsų renginiuose dalyvavo daugiau negu 3,5 tūkstančio narių. Praėjusiais metais taip pat augo ir mūsų narių skaičius. Metų pabaigoje skaičiavome, kad viršijome 350 narių. Tai dar kartą rodo, kad šiandien verslui reikia ne tik atstovavimo, reikia ryšių, reikia galimybės ir reikia noro augti kartu. 2025 metais daug dėmesio skiriame bendradarbiavimui, dalinimuisi žiniomis ir tarpusavio ryšio stiprinimui. Organizavome konferencijas, verslo renginius, praktinius susitikimus, mokymus ir seminarus skirtus stiprinti mūsų regiono verslą. Statybų komiteto iniciatyva pirmą kartą organizuota konferencija Statybų kodas sulaukė didelio statybų sektoriaus profesionalų susidomėjimo. Kartu su Šiaulių miesto savivaldybe ir Turizmo informacijos centru antrą kartą 2025 metais organizavome pramoninio turizmo skatinimo renginį Pažink Šiaulių verslą. Šis renginys buvo puikia proga mūsų įmonėms, mūsų verslams pristatyti savo verslus, atverti duris šiauliečiams ir miesto svečiams ir parodyti, kuo esame stiprus ir taip prisidėti prie verslo įvaizdžio stiprinimo mūsų visuomenėje. Jaunimo verslumo skatinimo renginys mokomųjų bendrovių Expo 2025 sulaukė rekordinio skaičiaus dalyvių. Dalyvavo daugiau nei 200 moksleivių iš skirtingų regiono mokyklų, bendrojo lavinimo mokyklų. Jaunimas pristatė 53 skirtingus verslus, verslo idėjas, bendravo su profesionalais, mūsų įmonių ekspertais. Labai džiugu, kad prie šio renginio realizavimo prisidėjo labai didelis rūmų narių skaičius. Steigė nominacijas vardines, skiria lėšas priziniam fondui, atvyko pabendrauti su moksleiviais, rinko nominantus ir visų mūsų dėka iš tikrųjų Expo 2025 buvo labai sėkmingas renginys.
Švietimo ir skaitmenizacijos komiteto iniciatyva kasmetinėje konferencijoje Šiauliai Smart dėmesys buvo skirtas dirbtiniam intelektui ir skaitmenizacijos praktikai. Šis renginys yra įtrauktas į Šiaulių miesto reprezentacinių renginių sąrašą ir apjungia 3 svarbias dedamąsias, kurios veikdamos išvien kuria poveikį regione, tai verslą, švietimą ir mokslą. 2025 metais drąsiau žengėme ir į tarptautinės rinkas. Verslo forumai, verslo misijos, bendradarbiavimo susitarimai, visą tai sukūrė prielaidas mūsų įmonėms, verslams augti tarptautinėse rinkose. Ir tai yra vienas iš įrodymų, kad mūsų verslai gali ir turi būti matomi visame pasaulyje. Svarbiu metų žingsniu tapo ir Mažeikių filialo atkūrimas. Mums tai yra naujas etapas, pažymėtas siekiu būti arčiau vietos verslų, arčiau vietos žmonių, vietos bendruomenių. Tikime, kad stiprus verslas prasideda nuo aktyvios vietos bendruomenės ir noro veikti kartu. Mažeikių bendruomenės filialo įsteigimas tai nebuvo spontaniškas žingsnis. Tai buvo atkakliai planuotas, tikslingai siektas ir daug pastangų reikalavęs rezultatas. Žinojome, kad šį kartą negalime klysti, nes filialą mes jau buvome įkūrę vieną kartą ir jo veikla buvo sustabdyta. Todėl bet kokia klaida būtų ko gero amžiams palaidojusi mintį, kad čia gali būti bendruomenė. Todėl šitą sprendimą priėmėme racionaliai ir dėliojame planą net 5 metus, kad filialas šitam regione atsirastų, burtų bendruomenę ir galėtų veikti kaip pilnavertis rūmų narys. Šiandien gyvename laikotarpiu, kai technologiniai pokyčiai vyksta greičiau, negu mes juos galime pamatyti, kai kada suprasti ar net įsisavinti. Todėl tokiais laikais bendruomenė yra ypatinga vertybė ir didžiulė stiprybė. Atstovauti narį tai nereiškia tik atstovauti jo interesą, tai reiškia suprasti, pažinti ir žinoti, ko labiausiai reikia. Ir būtent tokiais momentais atsiskleidžia tikroji bendruomenės vertė. Burti, kartu kurti ir padėti vieni kitiems pasiekti tikslų. Todėl noriu padėkoti kiekvienam, kuris visus 25 metus buvo kartu su rūmais, kuris ėjo koja kojon per iššūkius, kuris kartu augo, kuris kartu sprendė problemas, kuris kartu kėlė klausimus, ne tik tuos klausimus, kurie buvo aktualūs šiandien ar vakar, bet ir tuos klausimus, kurie bus aktualūs rytoj ar po metų. Esu dėkingas kiekvienam už nuomonę, už jo įžvalgas, nes tik tais dalindamasi savo patirtim, analizuodami klaidas, analizuodami netikslumus, galime augti ir kaip asmenys, ir kaip bendruomenė. Todėl dar kartą turiu nuoširdų ačiū kiekvienam ir kviečiu naudoti šitos bendrystės jėgą, būti rūmų dalimi, aktyviai dalyvauti renginiuose, aktyviai teikti savo pasiūlymus, išsakyti savo nuomonę, nes būdami kartu mes esame stiprus.